Taip, permainingi besikeičiančių orų sezonai, ruduo ir pavasaris vyrų sveikatai turi savo tam tikrų pavojų. Vyrai visą laiką mėgsta ilgiau pabūti trumpom kelniam, trumpom rankovėm, toliau bėgioti, nepaisant to, kad laukia apie nulį ar minusą. Tai tokiu pereinamaisiais laikotarpiais labai norėčiau paprašyti visų vyrų, kad jų kojos ir rankos būtų šiltos, kad dubuo būtų šiltas, kad nesėdėtų ant šaltų paviršių, nevaikščiotų su šlapiais drabužiais, nepatektų į skersvėjį, nesimaudytų ilgai šaltam vandenį arba išvis nesimaudytų šaltam vandenį, jeigu to nedarė anksčiau. Nes įmanoma labai efektyviai ir efektingai peršaldyti ir prostatą, ir sėklides, ir tada jau kyla tokių problemų, kad gali šlapimas susilaikyti dėl uždegimo kilusio grynai fizikinio poveikio šalčio, tai yra temperatūrinio poveikio pasekoje.